Lithuania. I love India. It's very nice. Labas rytas. Trečia diena Indijoje. Pratinusi prie triukšmo jau pabiškį. Šiandien pradedu anksti dieną, varysiu iki tokios vienos šventyklos labai, kuri kietai atrodo. Šiandien užsidėjau maikę, kuri neprakaituoja, tai... Hello. Tai tikiuosi nesprakaituosiu. Selfie stikus bičios pardavinėja vidurį gatvės. Atvariau kaip šventyklo žodžiu, Lotuso šventykla vadinasi. Ir čia pagrindinė atrakcija šitam parke yra gėlės lotusų formos šventykla. Va. Eina savo. Atrodo, kad Sidnėjaus operos rūmai būtų. Žiauriai gražus parkas, visiškai tvarkingas. Atrodo, kad iš Indijos persikėliau kažkur kitur trumpam. Wow. Man čia irgi batus reikėjo nusimti ir tokį maišą įsidėti su savim ir neštis. Gero. One bag? Yes, one bag. Ai, žodžiu, ten priduoli, gauna numeriuką. Kaip ir visur kitur, žodžiu. Priežarto šventyklos, čia irgi skaičiau, kad negalima nei filmuoti, nei fototi, nieko daryti. Kaip ir visur užrūšta. Bandysim prasliukti šiek tiek. Treneriam išrikiavo žodžiu. Ekskursija dabar bus matyti. Nu, žodžiu, šiek tiek ten viduje pafilmavau. Bet tokią knygutę gavau, maldų knygutę. Bahai maldos, šventieji raštai. Nu, kai pilnai apsitriesiu, bus ką paskaityti, pasimelst. What do you want? My friend, bye. What do you want? This metro 10 rupees. Look, I don't go with tuk-tuk, okay? No. Bye. Delhi Hat Market. Go. No tuk-tuk. Tuk-tuk is bad. Hello. Hello. What's your name? Sagar. Sagar. David. Nice to meet you. भैया तो मिलने आए. What? My brother, मेरा भाई. Hello, my brother. My brother. What's your name? Arun. Arun. Nice to meet you, Arun. इसमें तो. They are scammers, yes? Tuk-tuk bad. Tuk-tuk is good, not good. Dio. Sorry? Dio. Io? हाँ. What is Io? Dio नहीं. Io. हाँ. Turgų važiuojam. Nu, žodžiu, prasilėkėm gal 20 minučių už šiam centų. Tai manau, kartą į dieną pasilepint galima, nes vėliakai smagu. Tvariau iki dar vienos šventyklos kažkokios. Bet čia dar ir turgų papuoliau netikėtai. Čia pardavinėja kažką. Gerai, kad ne šitas taksi atvažiavo prieš tai. Hello, sir.
daržovių ir vaisių gali va čia nusipirkti. Hello. Ir čia ir tų visokių ožiukų yra. Prieš tai nebuvo. Eina sau čia antis. Nu. Aš jaučiu ne ten papuoliau kažkur. Čia gyvūnus pjausto. Vau, betelė. Parpas toksai tarp namų. Gali iš vieno balkono į kitą peršokti, jeigu labai nori. Hello. Bet man taip atrodo, kad čia yra musulmonų kvartalas. Dėl to nes ir restoranai va yra arabiškom raidėm. Ir visi žmonės apsirengia čia tais savo tradiciniais rūbais. Jo, aš jaučiu patekau į musulmonų rajoną. Čia reikės grįžti pavalgyti, bet dabar šitos šventyklos noriu nusigauti. No, thank you. No, I don't need. No, I don't need. No. No. I don't have money, no money. Na, čia prisimažino beleikai vaikų. No, I don't need. No, don't touch me, please. Sen, dar tie vaikai čia iš šono. Ir taip aš čia vos gaudaus. Sorry? What? Where want to go? I go to Dargah Nizamuddin. Take up a shoe, then go. Is this? This way. But I take shoes here? Now take it. But I can take their shoes, no? No. Here. But it's very far. But if I go to this, to enter this street, I have to take shoes? No, sorry. Heiš, nesuprota man. Tipo, kad šitą gatvėj turi batus nusiimti. Nesąmonė. No clean. My is good. My hair is good. I go. I know, no flower. Why are you screaming on me, man? Kas čia vyksta? Labai visi kažkaip pikti. Sorry, sir. No. Hello, sir. How are you? I'm good. Kas čia vyksta, Stanelizai? Sorry. Hello, sir. Do you know Dargah? Dargah inside. Very good. Thank you. Sorry? Yeah, but I leave shoes to walk on the street. Inside, yes? Inside, okay. Shoes here, I go there, yeah? Visi nori dažą batus nusiimčiau vidurį gatvės kažkur. Aš suprantu, kas jam daros. Hello, sir, thank you. Čia toks labirintas, aš tikrai čia neišeisiu. Čia žodžiu tokia vieta, kažką visi laiko rankose. Tas vyras degina kažkas. Hello, sir. Ai, tas savo. Šventkapį dar padėti. Ten viduje nebus galima filmuoti su kamera. Tai tik moterų yra meldos rūmai. Ten viduje filmuoti negalim, bet ten tiesiog antkapis yra. Moteris čia šone meldžiasi, vyrai viduje negali pabučiuoti antkapį savo. Antkapį pabučiuoti kažkokią šventojo žodžių. Bet čia musulmonų yra šventykla. Bet net nežinau, ar čia mečetą galima vadinti. Čia matyti kažkokia šventė vyksta, dėl to nes visi žmonės kažkokias gėlės perka ir smilkalus ir į vidų eina. Aukot ant to vat
ant kapo, žodžiu. Ir esmė tame, kad ten viduje tiesiog yra kapas. Į ką bučiuoji, toks į žalia kaip antklodė yra ir tada išeini. Nugarą į duris. Darghani Zamudin vadinasi. Antkapė. Ir esmė kame, kad moteris gali tik lauke sėdėti, nes vidų negali eiti. O vyrai vidų eina, apsuka ratą ir grįžta, žodžiu. Ir čia kaip mini turgų šito šventyklo yra, gali nusipirkti visokių ten gėlių, visokių tokių gaminių iš visokių medžiagų ir panašiai. Čia vat kojas nusiplaut galima šalia. I'm tourist. Yes, I'm just filming from it. Have a good day. I eat here, yes? I can eat. Hello, sir. Can I eat? One person? Yes, yeah. Yes, possible. I sit there, okay? Perfect. O, tokia kavinė. Čia viskas šlapias. Okay, good. Opa. Pradžiai pats nežinau, ką sakiau, tai tiesiog vadinasi dal ir roti. Ten tiesiog duoną mirkyti tą maistą ir valgyti paprašytą iš to sultinį. Nėra aštru, bet aš galvoju, čia bus kažkoks kaip maistas. Visko, na. Visi mane žiūri kreivai. Bet nieko, įprasim. O esmė kame, kad 5 centų kainavo. Aš ir galvoju, kad kažkaip aš ne tą kažką sakiau, nes buvo ten parašyta DAAL ir tas kainavo eurą. Nes visi žiūrėjo mane kaip debilą, nes aš matyt tiesiog padažą valgiau su duona paprasčiausiai. Bet aišku vėl aštru buvo, tipo nėra, kad žiauriai ten burną degina, bet vis tiek aštru yra, žinai. Tai žodžiu, toksai realiai užkandis gavosi, bet visai užpildęs skanint dėl to, nes tiesiog aštru belenkaip, tai tu atrodo, kad privalgęs būtum. Dar žodžiu, sustojau vieną užkandį pasimti. Irgi nežinau, kas čia yra, bet sakė, be mėsos čia yra. Toks saldus lyg būtų. Na, blogas. It's good. Thank you. Žodžiu, kitas dalykas, kurį supratau, tai yra, kad aš kai atsidarau piniginę, absoliučiai visi žmonės į mano piniginę žiūri. No, tuk. Tai esmė kame, kad dabar aš gerai, kad turiu ten gal 15 eurų piniginiai likusių. Bet aš pagalvojau, kad kai tipo įsimsiu šaibą, reikia į vieną tiesiog į piniginę, o kai 20 eurų sėdėti nedaugiau, gal ne 10. Nes į dieną aš 10 eurų išleidžiu, tai tipo, neverta daugiau turėti, nes maža kas, jie visi žiūri tą piniginę kaip Jo, žiauriai daug čia birbenamių yra ant šaligatvių su visom šeimom. Dabar varau iki metro ir varysiu į kitą lokaciją, žodžiu. Ką tik tai apsigaidė nuo metro, tipo įlipu, vien moteris, kažkaip net netkreipiau dėmesio, po to man sako, čia tik moteris gali būti, vyrai negali būti tam vagone, tai žodžiu perškau greitai kitą, kaip gėda buvo, eina savo. O čia ne toj pusė šnipau, tai dabar reikia per gatvę pereiti kažkokią būdu. Matys ta moteris, kad manęs neužmuštų. Jaučiu. Kada taip? Paskui ją. Visai nesitikėjau tokį prieit. Aš pro šalį tiesiog ėjau ir per tokį priejau. Čia šventykla. What? Aš dabar žodžiu, kur einu, tai tokį vieną rajoną žiauriai keistą. Tikiuosi, ten iš tikrųjų nemeluoja man internetas, ten turėtų būti visokių magų ir gyvačių iš Kerėtojų rajono. Know where I can find the artist. What is this name?
My name is David, but you know where I can find the artists? You know where is snake performance? The two, no? The artist, you don't know? It's Katputli, no? कैमरा है ना? No camera, my camera. What? Hey, no. But you know where is the artist? Katputli. Nežinau, kur aš jau įsimečiau, bet tikrai man čia nevertėtų būti, manau. Visiškai už miesto pušnynas. Hello, my friend. Do you know where is Katputli colony, you know? Like the artists performing, actors, you know? It's here? Huh? Wait, I translate, okay? I film me, don't worry. Video, but me, my face. अपना वीडियो ले रहा है बस वो। You know this? घाट। Katputli colony, you know? Artists performing, you know? Artistic. Street performance, you know? Snakes. Two. No? Ne, bajaučiu nežinau, kur yra. Stojim dar pažiūrėti, ten gal vėliau bus. Čia hūdos neblogas. Ai, matai, čia toks užstatytas. Jo, čia jau čia rekonstrukciją darė. Ta sieną užstatė čia ir viskas. Jo, jaučiu. Hello, my friend. Gerai, neradau, ko norėjau. Neradau. Okay, have a good day, my friend. Bye. Hello. Bye. Hi, bro. What is this? What is this, my friend? What is this? Hi. Hello, my friend. What is this? Everybody has it. What is the bracelet? What is the bracelet? I don't speak Hindi, sorry. O žinot, kur yra artistai? Mano vardas Davidas. Žinai, kur yra visokios gyvatės, ten žmonės, kurie šokinėja, ne? Kurie ten, visokius dalykus, triukus rodo, nežinot, kur yra? Ne. Na gerai, nesvarbu. Neverta net angliškai šnekėti. Lietuviškai gal supras, nes mes turim panašumų. Gal pasakyti lietuviškų žodžius, kurie yra tokie patys. Na, žodžiu. Nusimečiau kebaros ant nugaros. Sky. Medus šaka. Bum. Jo. Hello. Žodžiu, chebra vijasi mane pilnai. Savo. Žodžiu, neišdegė vienas tanas, bet iš jų simečiau chebros ant nugaros. Oi, sen.
galim praeiti. Kai karvės, įdomu, karvė, kai eina, visi sustoja ar ne? Jo, visi sustoja, kai karvė eina. Net ir greitojų sustoja, kai karvė per gatvę eina. What? Žmogus miršta, bet karvė svarbu, kad per gatvę praeitų. Grįžau namo, biškį pailsiu iki vakaro ir tada vėl, kaip visą laiką vakarė miestą. Nu ką, išlipau iš metro, žodžiu, iš karto į tokį įsimečiau judesį. Okay. Rama Krišnos yra šventykla, bet jau vidų nebeįsiu, nes jau šiandien šventyklą mačiau. Tai dabar šiaip tikslas tiesiog būtų kažką užkast. Bet tokio jau norėčiau, kas vištienos. Tas blemba vieną kartą, kai mėsos valgiau, tai šiaip pasilgau normalaus maisto. Čia jeigu, pavyzdžiui, prispirtų žiauriai po gatvės maisto, kad toli nereikėtų eiti. Gali prisėsti, kaip sakant, ir įsituštinti, žodžiu. Gal kažkieno paklaus, kaip pavalgyti galime. What do you want? Okay, you have a camera. I want to talk. What do you want to talk? Okay, I have a leather shop. I make But myself. I don't need. Okay. If I need, I buy, but I don't need, okay? Thank you, sir. Have a good evening. Koks man skirtumas, ką tu gamini, ten lader, kas tas lader, tipo, kopėčias gaminasi? Ką kopėčias pirksiu dabar? No, where I can have good food, my friend? Where I can have good food? Chicken. Where can I have chicken? This side. This side. This side, no? Why? I came from this side, there was no chicken. This side. Cheap rate. Cheaper? Cheaper. Okay, I like cheaper. Sako, nebus čia vištienos. Nesvaik, seni. Čia visko bus. Hello, brother. What is this? Henna. No, I don't need tattoo. No, henna. Henna, what is henna? Henna. Hey, what is henna? Henna is color. Color. 1 day, 2 days. I don't need. No, I don't like. Where I can have good chicken? Chicken? Where chicken? Yes. You want chicken? I want chicken. You go there. But I came. I don't want to go back. Do you know if there is chicken that side? Inside also. I show you come. Okay, show me. When you come to Delhi? I come 3 days ago. 2 days? 3 days ago. I'm from Lithuania. You want to make cooking without cooking? No, I want just cooked already made chicken. Make already making. I don't want to cook. I want to eat. You want to eat? Yes, you yes. Want to buy making? No, I want to eat in a restaurant. Like this, you know. Is this the place of your friend? Or no? No, I'm also tourist. Are you also tourist? Yes. You're lying. I'm working here. Are you working? Where are you from? In India? I'm from Jaipur. Jaipur. I go tomorrow to Jaipur. How you go? By bus. By bus? Yes, How much? yes. 250 rupees. Okay. Good price? Yeah, good price. Very good. Just look tarka. Oh, thank you, sir. Have a good day. O čia radau vietą, kur pavalgyti, žmonės skaniai valgo, tai manau, kad ir man čia pavyks skaniai pavalgyti. Ugnies kepa, duona iš karto vietoj, šviežia, bus manau skanu. O, mano lėkštė paruošta, bet kaip suprantu, čia su rankom viską reikės valgyti, net ir ryžius tos. Jo, tai žodžiu, ant pat gatvės. Mama, mūsų rankom viską reikės valgyti, žodžiu. Very good, thank you. Žiauriai skanu šiaip, nesveikai.
Pavyzdžiui, duonai pasibaigus, tai tiesiog su rankom varik varyti. For me it's crazy, man. Labai skanu. Na, geras. Tiesos akimirka, kaip sakant. Gatvės maistą su rankom valgiau Indijoje. Tai jeigu, kaip sakant, daug dėja neapsitriest, daugų nieko nebenoriu aš. Tik neapsitriest, bet šiaip žiauriai skanu buvo. Aštru, bet belen kaip skanu. My friend, you make juice? No juice. This is juice maybe. But drinking. Can I have, how much is one? 100? Yes. Okay. No. 1 euras už kokosas brangiau kainuoja už maistą, tik be šansų. Dar atėjau pasipargaut sulčių. Kažkokių iš bambukų sukiša į tą aparatą, viskas sumala. Po to gaunas toks, žodžiu, dalykas. Thank you. 20 centų, žodžiu. Kaip medį gertum. Kaip medžio šakas supjaustų ir gertum tokį dalyką. Bet neblogas visą dalykas. Žodžiu, dar paskutinė lokacija Delyje, kur nusprendžiant paryti yra Indijos vartai. Realiai kaip Triumf Arka atrodo. Tis gaila, kad ne... No, I don't want. Small price, 50 rupees. I don't want. You're sending cell phone transfer. What? You're sending cell phone transfer. But I don't want pictures. I have my camera. I don't... No, but I don't need. I don't like pictures. Žodžiu, ir yra... Karočią... I don't want, my friend. Žodžiu, ir esmė tame, kad... Ką aš pamiršau, ką norėjau sakyti visiškai. Išmučiu šviežiu. Ai, vat, ką norėjau sakyti. Tipo, naktį čia uždaro tos vartus ir tipo negali į vidų eiti. Pelenkė kariuomenės visur, policijos. Ir žodžiu. Vartai Indijos. Labas rytas. 6:38 ir ką tik Tūlikė buvau. Nemeluosiu, apsidrėdžiau pilnai. Eina savo. Jaučiu po vakar ant to ranko valgymo. Manau. Per daug akivaizdžiai. Bet žodžiu, nepanikuojam, geriu elektrolitus, daug vandens. Šiandien nieko nevalgysiu, bananų gal kokio nebent. Tiktais, kad blogiausia, kad šiandien 7 valandas autobusu man važiuoti, tai čia biški, nežinau, kaip man pasiseks. Bet žodžiu, išgyvensiu. Žodžiu, labas rytas, čia matyt nulyjo naktį, arba dabar dar net biški kapnoja, tai jau žodžiu einu link stoties, metroj važiuosiu link tos stotelės, iš kur turėtų būti autobusas į Džaipūrą. Labai tikiuosi, kad autikas važiuos dėl to, nes ten nėra autobusų stotis, ten tiesiog stotelė yra. Dar pasiemu 2 vandens ir meldžiuosi, kad mano skrandis atlaikys šitą 7 valandų, gal net ilgesnę kelionę ir aš sėkmingai pasieksiu savo kelionės tikslą, tai žodžiu, varau. Žodžiu, toksai vat lietus prasidėjo lauke. Visiškas škvalas. Palaukiam. Negaliu paties savo akim. Džaipūr. Aš toks laimingas, aš jau tik įsėdau ir čia lova yra. Aš 2 PM už 7 valandas su lova. 2 aukštų autobusą, žodžiu. Tiesiog atvarė vairuotojas, pradėjo šaukti Džaipūr ir kas tipo iššoka, tas važiuoja. Eina savo. Ir žodžiu, laimė baigėsi greitai, pasirodo mano vieta buvo sėdima. Bet nieko, irgi neblogai. Vietos daug visai. Bet kitą kartą važiuodamas tikrai pasiimsiu mėgamą autiką.
Žodžiu, sustojam čia kažkur laukuose pakimarint, pavalgyt. Einu tūliuką ieškot, nes jau vos laikau savo tas visus dalykus. Žodžiu, atvažiavau iš vieną šurmulį į kitą šurmulį. Dabar kviečiu greitį taksą, motociklą ir važiuoju link savo hostelio, žodžiu. Čia karvės irgi pilna juda gatvėj. Ta prasme, hostelis, balkoną tokį turi. Absoliučiai fantastinis hostelis. Šitas miestas man žiauriai jau patinka. Belenkaip gražus. Tu taksu, kaip ir važiavau, motociklu. Pasimatė visas grožis, tai ir kalnai biški matosi, gamta. Wow, aš be žodžių visiškai. Visiškai be žodžių. Išgyvenau. Žodžiu, dabar yra po 5-8, tai aš jau šiandien niekur nebeįsiu, tik kaip pardės, tokiu nusipirkt bananų, ten dar kažkokio nesąmonę. Kad lengvai šiandien skandinę apkraut, pabiškai apstvarkysiu ir rytoj tada ryt, poryt. Kalkas 3 dienas galiu čia būt drąsiai, aš manau. Einu dar parodysiu kitas teritorijas. Tai 4 aukšte yra šitas terasa. Mano kambarys 2 aukšte ir kaina 2,60 €. Nu ką, žodžiu, sutemo. Einu iki pardės greitai, nusipirkti bananų, skaičiau, kada ryžiai paprasti. Bulvės gerai, gal kažką panašaus pavyks surasti. Tai esmė tame, kad kokias galima pamokas išmokti, ar ne? Iš to viso dalyko, kas čia man ką tai nutiko. Tai pirmas dalykas, kad su savim turėti visą laiką dezinfekcinį, kurį aš dar nusipirkau Almatoje, bet nenaudojau visiškai. Antras dalykas dėl rankų plovimo, ar ne? Aš jas plaunu labai dažnai. Bet pasirodo reikia dar dažniau plauti. Pasirodo neužtenka 10 kartų dieną plauti. Trečias dalykas dėl to gatvės maisto. Aš jį vis tiek valgysiu, aš nenustosiu valgyti, tiesiog reikia bent jau įrankių, žinai. Galvoju, gal kokį šaukštą reikia nusipirkti, kad su juo aš valgyčiau ten, kur nebus įrankių. Tai va tokie žodžiai yra išvados. Šiaip viskas gerai, dabar normaliai jaučiuosi. Manau dar, jeigu šuo nesuvalgys manęs, dar įsimiegosiu ramiai. Šiandien palisėsiu. Jo žodžiu, tai įsimiegosiu ramiai ir rytoj tada jau pradėsiu tyrinėti Džaipūrą, nes čia yra tikrai fainai, manau. Fantastiško grožio vartai. Džaipūras yra Radžastano sostinė. Čia 18 amžiuje, jeigu neklystu, gyveno ir karališkoji šeima, tai labai daug yra gražios ir nuostabios architektūros, kurią dienos šviesoje, manau, bus galima labai gražiai ištyrinėti. Visai skani varškė. Ligonio pietus, kaip sakant, su ligonio vakarienė. 4 bananai, 5 centų kainavo, bet 20 daugiau daviau, nes toks fainas vyriškis buvo, o jogurtas ir vandenis, tai 5 centų, tai iš viso realiai 80 centų už visą vakarienę.